Koks yra tikras draugas? Toks, kuris tavyje visada mato, kas gera. Toks, kuris bėdoje ištiesia pagalbos ranką. Patarlių 18:24 sakoma, kad tikras draugas yra artimesnis net už brolį. Taikliai pasakyta. Bet rasti tokį draugą nelengva. O jeigu pernelyg stengsies įsiteikti visiems, gali smarkiai apsišauti. Taigi, kaip gerą draugą rasti? Nespręsk apie knygą iš jos viršelio. Pažvelk į vidų. Ieškok draugo, kuriuo pasitikėtum. Kuris mielai atleidžia. Kuris moka pamiršti klaidas. Be to žinok, vienas tikras draugas yra geriau už 100 netikrų. Jei ieškai gero draugo, gal reikia pasižvalgyti kur nors toliau, ne vien aplinkui save. Būk pasiruošęs staigmenoms. Tikrų draugų gali būti ten, kur mažiausiai tikiesi. Neieškok savo klono. Draugai gali turėti kitokių pomėgių, mokėti tai, ko tu nemoki. Jie gali būti ir vyresni, ir jaunesni už tave. Netgi iš kitos šalies ir kitokios kultūros. Nebijok mąstyti plačiau. Tik nepamiršk, tikri draugai turi laikytis aukštų normų. Gal nuo draugo esi nukentėjęs? Gal tave apšnekėjo? Apšmeižė? Nenusimink, rasi kitų patikimų draugų. Saugokis draugų, parazitų, tokiems te rūpi ką nors iš tavęs gauti, o paskui jie gali pasityčioti iš tavo kalbos, išvaizdos, iš tavo tikėjimo. Tikri draugai netokie. Jie leidžia tau būti savimi. Tad rinkis draugus, kurie būtų išmanus. Nebūtinai moksliukai, bet šiaip protingi. Geras draugas turi tvirtus gyvenimo principus ir jų laikosi. Patarlių 27:17 sakoma, kad tikri draugai vienas iš kito mokosi, aštrina vienas kitą kaip geležis geležį, padeda tobulinti asmenybę. O kaip tokių draugų įgyti? Nesitikėk, kad draugystė užsimegs savaime, be pastangų. Pirmas ištiesk ranką. Imkis iniciatyvos ir pradėk pokalbį. Palauk, gerai, kad noriai kalbiesi, bet nesusitelk į save. Užduok klausimų. O tada klausyk. Įdėmiai klausyk. Draugas mokantis išklausyti labai vertinga dovana. O kas toliau? Toliau reikia truputį paprakaituoti. Taip, kad draugystė augtų, reikia įdėti pastangų. Pats būk ištikimas draugas. Niekada nelaikyk pykčio. Bėdoje ištiesk pagalbos ranką. Jei toks būsi, jūsų draugystė užaugs ir pražys. Filipiečiams 2:4 patariama ne vien galvoti apie save, bet rūpintis ir kitais. Noras duoti tikros draugystės pagrindas. Gyvenime sutiksi daugybę žmonių. Kas iš jų taps tavo draugais, spręsti tau pačiam. Būk išrankus. Ieškok tikrų draugų.